Kovo 24. Niekad aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu. Laiškas Hebrajams 13 skyrius 5 eilutė. Taigi kodėlgi mes turėtume bijotis to, ką žmogus gali mums padaryti, arba sielvartauti dėl viešpaties darbo, lyg kad šėtonas arba kokia nors kita pikta jėga galėtų imti viršų ir nugalėti? Tuo labiau parodykime savo ištikimybę, atsidavimą ne vien tik uolumu, bet ir sumanumu, išmintingumu. Viešpaties tarnyboje turime elgtis taip, lyg kad visa atsakomybė gultų ant mūsų, bet širdyse pripažinkime, kad visa našta ir atsakomybė guli ant viešpaties. Jau seniai yra kažkas pasakęs: esu nemirtingas tol, kol mano darbas nebus užbaigtas. O mes galime pasitikėti, kad šis pasakymas dalinai yra teisingas, jei kalbėsime apie visus, įsitraukusius į viešpaties tarnybą, nes brangi yra Dievo akise jo šventųjų mirtis. Patirdamas nuostolių visuose žemiškuose reikaluose, ištikimasis Kristaus pasekėjas suranda kompensuojančias palaimas, kurios pilnai viršija jo nuostolius. Suprasdamas viešpaties buvimą šalia, pasireiškinti per užjautimą, įvertinimą ir bendrą veikimą, ko pasaulis nežino, nei gali duoti ar atimti, jis gauna padrasinimą tamsiausioje gyvenimo valandoje, o jo nuliūdimus pakeičia į džiaugsmus, nes jis žino, kad Dievas yra su juo, kad jo nepaliks, nenuvils ir neužmirš. Klausimai: kokie šios savaitės išbandymai parodė viešpaties pagalbą? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės? Niekad aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu. Laiškas Hebrajams 13 skyrius 5 eilutė.